Įsibėgėja pirmoji be stabdžių programos valanda ir tokiu metu praėjusią visą savaitę mes kalbėjomės apie vienintelį Lietuvoje moterų universitetą Wow University ir to pačiu apie nuo naujų metų ten startuosiantį kursą Asmeninis prekės ženklas. Norėjome supažindinti su dauguma dėstytojų, kurie tame universitete dėstys. Šiandieną, ta paskutinioji diena, mes telefonu susisiekėme su mados tendencijų prognozuotoja Marija Palaikytė. Gerą dieną, Marija! Sveiki. Iš pradžių tai matyt, kad reikėtų pasidžiaugti ir vienas kitą pasveikinti su nerealia gražia saulė, su labai vaiskė, nors ir šaltoka diena. Ačiū ir jums irgi sveikinu. Svarbiausia atkreipti dėmesį į mažus dalykus. Taip, pirmadienis retai kada būna toks gražus. Ar jums yra skirtumas, kuri savaitės diena? Galbūt tik teoriškai, dėl to, kad iš tikrųjų mano profesinis gyvenimas manęs, tradicinėmis normomis, nei savaitės dienomis, nei paros metu neriboja, tai iš tikrųjų kartais pirmadienis tampa laisvadieniu. Kaip yra šiandien? Ne, šiandien yra pats darbymetis, o kaip tik dabar esu filmavimuose, kur dirbu televizijoje, stiliste, tai va dabar kaip tik ruošimės filmuoti laidą. Tai tada gal pasiatviraukit ir pasipasakokit, kaip jūs atsidūrėte Wow universitete? Aš iš tikrųjų pati mados industrijoje dirbu labai pačiam spektre ir jau 8 metus dėstau akademiniam lygmenį įvairiuose aukštosiuose Lietuvos mokyklose ir universitetuose ir apskritai turiu labai daug konsultacinės veiklos, skaitau viešus pranešimus, paskaitas, dirbu individualiai ir taip toliau, ta prasme edukacinė veikla užsiemu jau ne vienerius metus. Iš kitos pusės rašau įvairiems Lietuvos leidiniams mados ir stiliaus tema. Turiu savo autorinę radijo laidą, irgi, kurioje kalbam madą kaip apie fenomeną, žymiai plačiau. Tai iš principo mano veikla visada buvo susijusi su tuo, kad papasakoti truputėlį, kaip galime pažinti madą iš platesnės perspektyvos ir apskritai koks nuostabus ir ypatingas šitas fenomenas. Tai aš be abejo labai palaikau apskritai tokį naują, sakyčiau, šių laikų vieną iš tendencijų, tai kad moteris būrėsi į tokias bendruomenės ir apskritai investicijos į save, į mokslą, į žinias ir į tobulėjimą yra iš tikrųjų vienas iš tokių laikmečio pagrindinių dalykų, tad aš labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie šios iniciatyvos, nes dar tarp kitko, online, nuotoliniu būdu pasiekiamos studijos yra ypatingai aktualios. Ir net jeigu esame tokiam ypatingam laikmetį, mes galime burtis, galime kažkur kartu dalinti žiniomis, atrasti naujus dalykus. Tad aš labai džiaugiuosi tapdama šios iniciatyvos dalimi. Iš tikrųjų, tas karantinas, užsidarimas namuose ir atrodo, kai esi namie, tai nieks nemato. Ar nekyla tada pagunda truputį apsileisti ir šiek tiek truputį nebe taip elgtis kaip normaliam gyvenime? Tai tikrai kyla, bet karantinas nesitęs amžinai. Gyvenimas, aišku, kad karantinas privertė truputėlį susimastyti ir pergalvoti prioritetus. Ir labai gerai, dėl to, kad mes iš tikrųjų gyvename, jau tokioje begalinio, kartais perdėtinio vartojimo, tokioje eroje, sakyčiau. Ir tas karantinas truputėlį žmonės sustabdė, sutikė galimybę persvarstyti savo prioritetus ir ypatingai vartojimo kultūrą persvarstyti. Tad tai nėra tik tai minusai, nėra tik tai apsileidimo klausimas, bet netgi, sakyčiau, iš naujo atradimo ir tos pačios mados produkcijos, tai kokius drabužius pirkti, gal mažiau, bet geros kokybės, gal atkreipti dėmesį į vietinius gamintojus, gal siekti kažkokio tai kūrybiškesnio sprendimo. Tai vienas dalykas, kad keičiasi mūsų įpročiai, keičiasi mūsų požiūris, o kitas dalykas, tai kad yra pats geriausias metas mokyti. Drabužiai nėra tik tai kažkokio tai apranga. Drabužiai gali mus įkvėpti arba kaip tik slopinti. Tai iš tikrųjų kalba eina ne tik apie stilių, bet ir apie pasitikėjimą savimi, apie tai, kokią žinutę mes transliuojame apie save aplinkiniams. Žodžiu, tai nėra tik tai pramoginis turinys. Mūsų išorė labai svarbi yra tuomet, kada mes norime parodyti savo vidų. Tai iš tikrųjų, apie tai mes ir kalbėsime paskaitose, kad mada nėra tik rūbas. Mada gali būti labai galinga komunikacijos priemonė, kuri gali sustiprinti mūsų įspūdį aplinkiniams ir galų galės labiausia, kad suteikti pasitikėjimo patiems savimi. Jūsų paskaitos ir vadinsis daugiau nei mada, tavo stilius ir įvaizdis. Tai kadangi patirties turi tikrai žiauriai daug, tai kokiagi ta situacija yra su mūsų moterų stiliumi ir to pačiu įvaizdžiu matyt? Situacija tokia, kad žmonės yra labai žingeidūs.
Ir moteris domisi ne tik moteriškos aprangos taisyklėmis ar naujienomis ar tendencijomis, bet domisi ir vyriška mada, ir jos aktualijomis. Yra labai daug pokyčių Lietuvoje, kalbant apie tai, kaip mes pradedam suprasti tos mados svarbą ir galę. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad mes esame labai greitai tobulėjantis, labai žingeidų žmonės. Tad aš vertinu iš tikrųjų labai pozityviai. Ir akivaizdu, kad ir tai, kad mes šiandien kalbamės, parodo, kad šita tema yra labai aktuali. Taip, daugas iš mūsų, matyt, beveik visi mes norime būti ir gražus, ir stilingi, ir madingi, bet tuo pačiu mes norime išsaugoti kažkokį unikalumą. Kaip tai suderinti? Kad viskas tvarkoja, bet dar ir kažkas tokio mano, ko niekas neturi. Tai ir yra svarbiausia. Iš tikrųjų, savitumas yra didžiausia siekiamybė. Dėl to, kad mes iš tikrųjų visi investuojame į savo žinias, į patirtis, visi norime būti išskirtinėmis asmenybėmis ir tada natūraliai turėtų kilti noras ir atrodyti išskirtinai. Dėl to, kad iš tikrųjų žmogaus siekiamybė yra harmonija tarp vidaus ir išorės. Ir jeigu mes visi esame asmenybės, tai mes asmenybėmis turėtume atrodyti ir išoriškai. Tai esmė yra tokia, kad mes nekopijuotume kito žmogaus, nekopijuotume kaimyno, draugo, kolegos, bendradarbio. Jeigu kažkoks kitas žmogus atrodo puikiai su drabužiu, visai nereiškia, kad mes atrodysim lygiai taip pat puikiai. Drabužis turi tikti, žmogus turi jaustis patogiai, turi jaustis geriausią savo paties versiją. Ir to individualumo, paieškos, jos neturi kažkokio tai laiko normatyvo, kiek tai užtrunka. Kartais visą gyvenimą galima ieškoti to savito stiliaus. Bet svarbiausia yra tai, kad pradžiai reikia žinoti tam tikras taisyklės, o tada galima pradėti jas laužyti ir ieškoti to savitumo. Tai yra labai gera riba tarp žinojimo esminių kriterijų, kaip ir kada reikėtų atrodyti, ir to savitumo, kurį noris visada pabrėžti ir kurį aš labai skatinu. Kalbant apie stiliaus kūrimą arba savo įvaizdžio kūrimą, aš taip įsivaizduoju, jog kartais visai netyčia galima persistengti. Iš to didelio noro truputėlį ne ten. Tai tikrai taip, bet iš kitos pusės, nieko absoliučiai baisaus. Stiliaus klaida yra labai mažytė klaida ir labai lengvai pataisoma. Ir aš visą laiką sakau, kad nieko tokio klysti, dėl to, kad jau kitą kartą, kai jūs atrodysite nepriekaištingai, visi prisimins tą naują gerą, kaip sakant, atvejį. Ir niekada nevėlu yra keistis, niekada nevėlu yra bandyti atrasti naujus kažkokius sprendimus. Ir ta viena kita klaidelė, jinai tikrai nėra esminė. Kaip mes smagiai ir šauniai pasiplėpėjome, čia matyti tą saulę, tokią gerą energiją perdavė. Ačiū, Marija, labai už pokalbį. Ačiū Jums labai. Gražios dienos. Stilingos dienos, Stilingos, iki. Iki. Tai buvo mados tendencijų prognozuotoja Marija Palaikytė, o aš dar noriu priminti, jog šiandieną yra paskutinioji diena, kuomet jūs galite gauti WOW universitete nuo naujų metų startuosiantį kursą asmeninis prekės ženklas net 50% pigiau, įsivaizduokite, perpus pigiau. Ir tai dar ne viskas. Jeigu šiandieną dar nukeliausite į puslapį wowuniversity.org ir ten įvesite nuolaidos kodą, o nuolaidos kodas yra WOW kelyje, dar 10% nuolaida jums prisipliusuos ir kursas asmenis prekės ženklas bus net su 60% nuolaida. Radio stotis. Kelyje.